Sveiki, mėly bičiuliai, visi dvasios keliauninkai, tikėjimo piligrimai. Linkiu Jums palankaus šventosios dvasios vėjo. Apie šventąją dvasią būtent mes šiandien pakalbėsime. Apie šventosios dvasios išliejimus anksčiau ir šiandien. Apie tai, kas mus paruošia dvasios prabudimui ir leidžia mums dalyvauti naujuose Dievo darbuose ir apie tai, kas mums trukdo. Iš tiesų, manau, kad tai yra labai reikšminga tema ir mes panagrinėsime vieną Jėzaus palyginimą, kuris buvo lemtingas tiems, kurie juo netikėjo ir labai svarbus tikintiems. Prenumeruokite šį kanalą, jeigu dar nesate jo užsiprenumeravę, jeigu ieškote tiesos, jeigu gilinatės į šventąjį raštą, norite jį suprasti, manau, kažkuo galiu padėti ir pagilinsiu biblinės, teologinės žinias, bet svarbiausia, sustiprinkim vienas antro tikėjimą. Evangelijos šviesa, kurie mums šviečia Dievo žodžiu, kuris yra gyvas ir pamaitina, toks pat reikalingas mūsų sielai, kaip maistas mūsų kūnui. Taigi, eikime į tekstą, tai Evangelija pagal Luką, 5 skyrius, ir iš karto palyginimas, apie kurį mes kalbėsime. Pasakė jiems ir palyginimą. Beje, jis susideda iš 2 dalių ir mes kalbėsime apie antrąją. Niekas neplėšia lopo nuo naujo drabužio ir nesiuva jo ant sudėvėto. Kitaip naujas suplėšys, o senajam netiks lopas nuo naujojo. Ir niekas jauno vyno nepila į senus vynmaišius, kitaip jaunas vynas suplėšys vynmaišius ir pats ištekės ir vynmaišiai pražus. Tad jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius. Ir niekas gėrė senojo nenori jauno. Sako, senasis geresnis. Beje, apie lopą nuo naujo drabužio, kuris siuvamas arba mėginamas siūti ant senojo, aš esu kalbėjęs vienoje iš tinklalaidžių ir jūs galite ją atrasti. Ji vadinasi trūkis. Nes šiandien mes nepaliesime to pirmojo palyginimo. Bet ten aš kalbu apie trūkį, kuris įvyko tarp senosios sandoros ir naujosios. Kad Jėzus pakeitė tą senąją sandorą naująją ir įvyko reikšmingas trūkis. Yra tas trūkis, erų trūkis, sandorų pasikeitimas. Yra Senojo testamento dalinis apreiškimas ir Naujojo testamento pilnutinis, subrendęs apreiškimas ir taip toliau. Tačiau šiandien, nagrinėdami antrą dalį, mes pasižiūrėsime į ją kur kas mažesniais laiko tarpais. Nes aš manau, kad teologinės paradigmos kinta ne tik tai šimtmečiais ar tūkstantmečiais, bet teologinės paradigmos kinta ir vienos kartos metu. Ir mano, tavo gyvenimo metu, jei mes pasirinkome Kristų savo gelbėtojų ir viešpačių ir skaitome šventąjį raštą, mūsų pažinimas viena vertus gilėja ir, kaip aš dar planuoju pasakyti, tas vynas turi įgauti tuos gilius skonius, poskonius ir subręsti iš tiesų.
bet taip pat mes išgyvename kaip žmonės, mąstantis žmonės, tam tikrus pasikeitimus savo mąstyme apie Dievą, apie Evangelijos skelbimą, apie gyvenimą su Dievu. Ir tie mūsų tas mąstymas, aš jį pavadinsiu taip, kad vynmaišiai esame mes, tačiau dar konkrečiau, tai yra mūsų teologinės paradigmos. Tai yra mūsų teologiniai pavyzdžiai, tam tikros schemos. Ir vienu metu jose šventoji dvasia veikia. Bet kitu metu, jas sprogdina tas vynas. Ir todėl mums taip svarbu atsinaujinti. Atnaujinti savo mąstymą. Nes vyksta nuolatinė pasaulio, kuriame mes gyvename, kaita. Ir jeigu mes neužsidarome nuo pasaulio, Jėzus sako, jūs esate ne iš pasaulio, bet aš siunčiu jūs į pasaulį. Ir, bažnyčia visada turi tą gilesnę dimensiją bendrystė su Kristumi ir su Dievu, tačiau mūsų misija yra pasaulyje. Ir jeigu mes nematome, kas vyksta, arba neadekvačiai vertiname, mūsų bus problema ta, kad Dievas vis tiek myli pasaulį ir jį gelbės, bet tame darbe mes būsime negabūs dalyvauti. Kad taip nenutiktume, mes turime būti atviri, tapti naujais vynmaišiais, kai Viešpats pila jauną šventosios dvasios vyną. Bet pasižiūrėkime dabar į kontekstą. Dar keli žodžiai apie kontekstą. Kas vyko iki tol, ką Lukas mums pasakoja iki tol, kai Jėzus pasakė šiuos du palyginimus. Fariziejai ir jų rašto aiškintojai žmonių ėmė murmėti ir sakyti Jėzaus mokiniams, kodėl valgote ir geriate su mokesčių rinkėjais ir nusidėjėliais. Tai galim kalbėti, kad Jėzaus laikais rašto aiškintojai ir fariziejai turėjo tam tikrą tradiciškai judaizmo tradicijoje susiformavusią teologinę paradigmą, į kurią įėjo ir Mesijo lūkesčiai, ir šventumas, ir teisumas, ir Dievo teismai, ir santykis su svetimtaučiais, ir daug dar kitų dalykų. Bet tai buvo jau tokia, koherentinė sistema, išdirbta sistema. Ir dabar Jėzaus elgesys ir Jėzaus mokinių elgesys netilpo į tą mąstymo sistemą. Jų elgesys buvo, netilpo į šventumo, sakykime, etalonus, niekaip. O pats Jėzus niekaip netilpo į mesijinių lūkesčių sukurtą portretą. Ir mes matome, kad fariziejai ir kiti mokytojai, rašto aiškintojai nebendraudo. Ir apskritai, žydai negalėdavo užeiti pas pagonis, bet čia mokesčių rinkėjai tai buvo patys žydai. Ir visgi tai jau buvo, ta, reiškia, visuomenės grupė, su kuria pamaldieji nebendraudavo, idant nesusiteptų, idant savo indą išlaikytų tyrume, šventume ir tarnautų Dievui. Ir sąlyga buvo nesusitepti. Ir dabar
Jėzus mokiniai sėdi prie vieno stalo su mokesčių rinkėjais. Na ir Jėzus atsako, šitą vėlgi mes netaip seniai aptarėme jo mintį, nesveikiesiems reikia gydytojų, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Ir va tada Lukas įdeda šitame kontekste, reiškia, Matas ir Morkus va šitos pradžios neturi, ten iš karto yra apie Jono Krikštytojo mokinius ir fariziejų mokinius, bet Lukas dar paryškina tai įdėdamas būtent į šitą kontekstą, kai Jėzus su mokiniais valgo Levio namuose iš tiesų. Ir jie pasakė jam, Jono mokiniai dažnai pasninkauja ir meldžiasi, taip pat ir fariziejų mokiniai, o tavieji valgo ir geria. Jėzus jiems pasakė, nejaugi galite priversti pabrolius pasninkauti, kol su jais jaunikis. Tačiau ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, tada tomis dienomis jie pasninkaus. Taigi mes matome, kad kalbama dar apie vieną praktiką. Viena, reiškia, taisyklė buvo nesėdėti prie vieno stalo su nusidėjėliais, su tais, kurie, aiškiai netitinka šventumo standartų. O kita, jau, reiškia, dalis liečia pasninko praktiką, maldos pasninko praktiką. Ir sako, tavo mokiniai Jėzau per mažai meldžiasi ir per mažai pasninkauja. Ir ką čia, tipo, viskas gerai, tu esi, tiesos mokytojas, tu esi rašto mokytojas, pranašas, tai o kaip čia dabar? Su malda, kiek jūs meldžiatės? O kiek kartų per savaitę jūs pasninkaujat, ar apskritai pasninkaujat? Ir staiga Jėzus, išmuša juos iš koto, be abejo, jisai kalba, visai kita sistema. Mes matome, kad Jėzaus teologija yra kito pavyzdžio. Iš čia tas žodis paradigma kaip pavyzdys. Tai yra, visai kitokia. Ir jie jos neturi, nesupranta, ne tik jie, net ir mokiniai, todėl jiems reikės mokiniams Jėzui atverti protus, kad juose įvyktų ta paradigmų kaita nuo seno prie naujo. Ir po truputį, reiškia, galiausiai galim sakyti, tai vyksta po truputį tos sėklos sėjamos, bet tada vieną akimirką jiems viskas sustoja į vietas. Jėzus sako, pabroliai, vestuvės, apie kokį pasninką mes galim kalbėti. Tie 3 metai, 3,5 metų, kol Jėzus skelbė Dievo karalystę ir buvo su savo mokiniais, apie kokius pasninkus mes galim šnekėti, žiūrėkim. Nes vyksta puota, dvasios puota. Bet bus laikas. Jėzus bus paimtas, bažnyčios lauks išmėginimai. Bus laikas ir melstis, ir pasninkauti. Ir, toks yra Jėzaus atsakymas. Ir jau po to, reiškia, iš karto yra tai, nuo ko mes pradėjome. Jis pasako dar tos 2 palyginimus apie lopą iš naujo drabužio, ir, reiškia, jis nesiuvamas ant seno, ir vynmaišiai, seni ir nauji. Ir jau išlaikytas vynas ir jaunas vynas. Ir tam jaunam vynui reikia naujų vynmaišių. Štai čia, aš ir sustoju.
Šitoje vietoje mąstau apie tai, kad nebūtinai turi praeiti 100 metų, ar ten 200, 500 metų, kad, Dievas išlietų šventosios dvasios kaip to jauno vyno. Sekminių dieną Dievas išliejo šventąją dvasią, o žmonės, kurie matė apaštalus, sakė, jie prisigėrė jauno vyno. Ir va ta paralelė tarp vyno ir šventosios dvasios iš tiesų yra Naujajame testamente aiški ne vieną kartą. Ir Paulius laiškuose taip pat pamini vyną ir šventąją dvasią greta, sakydamas, ne pasigerkite vynų, bet būkite kupini šventosios dvasios. Bet kas yra tada vynmaišiai? Jeigu vynas yra šventoji dvasia, kas yra vynmaišiai? Na ir jūs jau supratot, mes jau praktiškai tai įvardinom, bet padarykime tai dar kartą. Vynmaišiai esame mes. Vynmaišiai yra žmonės. Bet ne tiek mūsų, fizinis kūnas kaip vynmaišis, į kurį įpilamas dangiškas vynas, bet būtent mūsų tas vidinis žmogus, mūsų mąstymas, ar ne, mūsų mąstymo schemos, kurias šventoji dvasia formavo vienu metu, bet net per žmogaus gyvenimą tie dvasios išliejimai, jie tikrai vyksta. Ir tokie, kad mano senas mąstymas, kurį galbūt aš paveldėjau, perėmiau, nebegabus talpinti šviežaus Dievo dvasios dvelksmo. Ir jeigu taip yra, aš priešinuosi tam. Mano, protas, mano visi, reiškia, patirtis, visi praeities suvokimai yra supurtomi. Tai vyksta. Ir štai kodėl mes, tikintys, turime būti atviri ir paslankus. Ir be abejo yra nekintantis dalykai. Mano santykyje su Dievu. Tačiau kaip Dievas pasiekia šio pasaulio žmonės, kaip šventoji dvasia liejasi, yra ne vienas būdas. Ir mano supratimai, kaip, sakykime, evangelizacijos vyko kažkada, gali maišyti man kalbėti žmonėms Evangeliją šiandien. Ir tokių pavyzdžių aš, turiu ne vieną. Bet, papasakosiu, pavyzdžiui, kad pirmosius tikėjimo žingsnius aš dariau Sekmininkų bažnyčiai. Ir Sekmininkai buvo pogrindinė bažnyčia, ypatingai pamaldi. Ir iš tiesų kokius 2 metus aš pasninkaudavau kiekvieną savaitę. Vieną dieną ir, periodiškai 3 dienas. Ir pasninkas reiškia, kad mes nieko nevalgėm ir nieko negėrėm. Ar tai būtų 1 diena, ar tai būtų 3, tai būdavo be maisto ir be jokio gėrimo pasninkas. Šalia vykdavo maldos susirinkimai ir, tikrai patirdavom Dievo artumą, Dievo dvasios jėgą. Tačiau
buvo aibės įvairiausių nerašytų taisyklių, kai kurios įvardintos, kai kurios net nebuvo įvardintos. Ir labai greitai tai pasimatė. Pavyzdžiui, merginos, kurios ateidavo į bažnyčią, iš karto joms būdavo pasakyta, kad jūs nevalia moteriai melstis neapsigaubusiai. Todėl prašau, užsidėk skarelę, va tau ją duos kuri nors iš tų pagyvenusių moterų. Ir dabar pagalvokime, jaunas žmogus, jauna mergina, kuri rengiasi iš tiesų madingai ir gyvena visai kitame pasaulyje, kiek laiko jinai dabar su ta skarele galės bažnyčioje būti? Mėnesį, 2 maksimum. Jinai negali sulaužyti ir ar turi sulaužyti tą kultūrą, kurioje gyvena savo namuose, mokykloje, nes dažniausiai tai buvo, reiškia, mes buvom jauni ir mokiniai, studentai. Jeigu dar ten, sakykime, eiti atgal į sovietmetį, kokius ten 30 metus, ar ten tarpukarį, ar ne, tai mes matom iš nuotraukų, kad jaunos moterys nešiojo skareles ir tuo metu tai būtų viskas gerai, bet ne 80-ųjų antroj pusėj, ne, reiškia, artėjant apskritai sąjūdžiui. Tai va, ir jeigu, tu tam nepaklusdavai, natūraliai tau vietos tarp šventųjų jau nebėra. Kitas dalykas, aš, domėjausi muziką ir man iš tiesų padovanojo daug krikščioniškų įrašų, mane net suvedė. Mes važiavom specialiai į Taliną, kur buvo krikščionis, ir tuo metu jie turėjo visą to meto krikščionišką muziką iš vakarų ir įrašinėdavo. Ir štai tos įrašus, tie įrašai galiausiai man buvo perduoti. Aš turėjau daug kasečių ir taip pat plokštelių. Ir man atrodė, kad tai labai geras būdas. Ateina mano draugai, aš noriu jiems kalbėti apie Kristų, aš uždedu plokštelę. Ir ta muzika, nors jinai, reiškia, savo stiliumi yra to laikmečio jau muzika, bet, tu gali kalbėti, štai šita daina taip ir taip vadinasi. Štai toks yra Kristus, arba štai tokia yra ta Evangelija, visai kitokia, negu mes galvojam, štai toks yra Dievas ir jaunas žmogus žiūri, tie atlikėjai jam suprantami, jų apranga, jų dainavimo būdas. Bet sykį apsilanko vienas iš sekmininkų vyresniųjų, kuris šiaip jau buvo labai palankus jaunimui ir atrasdavo tą, kalba su jais ir empatiškas buvo. Ir jis pamato tas plokšteles, susiema už galvos, sako, išjungti negalima. Čia yra, reiškia, nuodėmė, čia velnio darbas. Ir suprantu, tuo metu, kad tikrai taip nėra. Bet dar blogiau, tie jauni žmonės, negalės būti šitoje bendruomenėje. Sykį aš atvežiau kokį 12 hipių į tą pogrindinę bažnyčią, jie suvažiavo į Kaziuko mugę, o kadangi aš pats buvau, toks hipis, keliaujantis, turėjau iš tiesų tiek Maskvoje, tiek Peterburge, tiek kitose vietose į save panašių, pažįstamų žmonių, kurie ieškojo. Mes iš tiesų buvom tiesos ieškotojai ir mėginom, kaip mums atrodė, tą tiesą atrasti. Ir tame, aš pamenu, man tai visam gyvenimui įsiminė, reiškia, sėdi tie, reiškia, tos moteris su skarelėm, tie broliai ir staiga ta pilna patalpa, ilga plaukių, apsirengusių. Prasideda pamokslas, jie pertraukia tą pamokslą, sako, ne, aš kitaip galvoju.
Ir vat, tiek su muzika, tiek tas kartas aš matau, kad vat, ta sekmininkų paradigma trukdo Dievo dvasiai tuos žmonės atnaujinti, atverti Dievui, atgimdyti, padaryti juos naujais. Ta paradigma turi keistis. Ir iš tiesų, vat, tikėjimo žodžio bažnyčios gimimas ir yra tame lūkestyje. Mes atsisakom vienos paradigmos, atveriam duris Kristui. Ir daugeliui tai atrodė kaip šventvagystė. Pavyzdžiui, aš pamenu pokalbį Maskvoje su vienu vėlgi tikinčiųjų tarnautoju, kuris sakė, jūs gyvenat nuodėmėj, jūs šventvagiškai elgiatės plodami, jūs giedat ir plojat. Ir aš tada visai dar jaunas krikščionis būdamas jam sakau, bet sakau, ta moteris, kuri plaukais šluosti Jėzui kojas ir ašaromis jas laistė, jinai dar labiau šventvagiškai elgėsi. Ir, tas argumentas tam kart suveikė. Bet esmė ta, kad, kaip pasiekmė kito, reiškia, politinė, atėjo sąjūdis, politinė struktūra, kultūra ir tikėjimo žodžio bendruomenės augo kaip ant mėlių. Tūkstančiai jaunų žmonių. Mes užpildėm didžiausias sales Lietuvoje, sporto rūmus, halės salę Kaune. Ir ne tik konferencijų metu, šiaip, sekmadieniais ir net ketvirtadieniais rinkdavome sporto rūmuose. Atrodo neįtikėtini dalykai. Bet va tas jaunas vynas, tuos naujus vynmaišius pripildė. Galima būtų daug dar pavyzdžių pateikti, bet šiandien aš turiu tokį, vidinį išgyvenimą. Ir tarsi ragauju to naujo vyno. Tai vienam susitikime, tai kitam. Bet tas naujas dvasios, plevenimas, tas toksai judėjimas, kalbantis, kad Dievas nori išlieti savosios dvasios, kur kas daugiau, plačiau ir paliesti daugiau žmonių. Jis įmanomas tik tuo atveju, jei mes būsime pasiruošę keisti savo dabartinės paradigmas. Todėl, kai aš žiūriu į kai kurias evangelizacijas šiandien, kurios atkartoja 90 metų mūsų iš tiesų naujovės, tai buvo visiškai nauja Lietuvoje. Ir tai, ką mes praktikavom ir darėm, bet praėjus 30 metų ir daugiau, šiandien tai atrodo, tai yra tam tikra religinė veikla. Tai nenatūralu, tai yra, jau beveik stabmeldystė, aš sakyčiau, kaip tas, nehuštanas, jūs žinot, gyvatė, varinė gyvatė, kuri buvo iškelta dykumoj ir turėjo gydančių galių. Ir kas pažvelgdavo, tas pagydavo. Ir Jėzus sako, taip žmogaus sūnus bus iškeltas, kad kiekvienas, kuris tiki jį, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Skaitom Senajam testamente, kad praėjus laikui ta gyvatė varinė, tapo stabu. Ir jį reikėjo sudaužyti. Devotas karalius jį sudaužė. Tai va čia yra vėlgi tie vynmaišiai, nauji vynmaišiai. Kodėl jie tinka jaunam vynui? Todėl, kad jie paslankus. O jie gali išsitemti,
O jaunas vynas dar fermentacija nepasibaigus, jis vyksta procesas ir tie vynmaišiai padidėja. Kiek dar vyksta tas fermentacijos procesas, jie išsiplečia. O seni vynmaišiai jau sustagarėja ir jie nebegali. Reiškia, ten jeigu jaunas vynas į juos patenka, jie sprogsta. Jie sprogsta. O Dievas tą jauną vyną tarsi nuimtų, žinot, tą derlių. Tai yra tie dvasios metų laikai. Ir kaip, nuėmamas derlius ir pagaminamas ten šių metų vynas, praeitų metų vynas, 5 metų senumo vynas. Ir yra periodiškai bažnyčiai reikia atsinaujinti. Todėl reformacijos metu buvo tas, reiškia, koks ten, reiškia, eklesija reformata semper reformanta. Žodžiu, reformuota bažnyčia nuolatos reformuojasi, atsinaujina. Tas principas, kad taip jau vyksta. Ir vykstant skirtingiems dvasios derliaus nuėmimams, kai vynmaišiai taip pat turi būti nauji, idant galėtų priimti tą naują vyną. Tai ta pati dvasia, tai tas pats Dievas, tačiau yra nauja paradigma. Jinai tokia, kad jinai gali pasiekti, sakykime, jaunus žmonės. Senas mąstymas yra toks, ir tai, pasakytina ne tik apie dvasios prabudimą, ne tik apie bažnyčią, apskritai kultūroje, kad, pagyvenę žmonės nesupranta jaunų žmonių. Sako, kai mes buvom jauni, mes taip gyvenom ir taip mąstėm. Bet Dievo taip sukurta, kad kiekviena karta turi kažką naujo, kažkokį kitą brožą. Ir yra nelaimė, kai senoji karta pradeda moralizuoti ir reiškia, pliekti lazdomis jaunus žmonės. Nesusikalbam. Vėlgi, be abejo, yra tų, negalima suabsoliutinti. Faktas, kad senesni žmonės turi perduoti savo patirtį jaunai kartai, bet visų pirma įgyti pasitikėjimą tos jaunos kartos. O kad įgytum pasitikėjimą, reikalinga iš tiesų klausyti, įsiklausyti, ne tik moralizuoti, ne tik tai teisti ir mušti ir panašiai. Nes, reiškia, šiandien labai mane baugina bažnyčioj tendencija pliekti šiuolaikinę kultūrą. Kalbama, ir ypač čia yra lytiškumo tie klausimai, ar ne? Genderizmas, reiškia, yra tas siaubas, baubas bažnyčios. Bet įdomu, kad kai paklausai, ir mes turim ne vieną jaunuolį namuose, kaip jaunimas kalba apie tai, tai yra visai kitoks vertinimas. Jau be šito lytiškumo ugdymo kurso, jau šita karta mąsto visai kitaip. Jie jau mąsto kitaip. Ir va čia yra tas nesusikalbėjimas, labai didelis nesusikalbėjimas. Bet įdomu, kad mąstydami kitaip, jie nėra nuodėmingesni už mus. Jie negyvena gilesniai nuodėmiai. Netgi galbūt atvirkščiai, aš sakyčiau. Jie yra šventesni. Kai pradedi, svertis ir svarstyklėm, pamatai, kad ojojoj, kaip galim apsirikti.
ir nebūdami blogesni, jie visgi visai kitaip masto. Ir masto apie tai, kad pavyzdžiui, jeigu yra ta mažuma ten gėjų, jie turi turėti vietą visuomeniai ir čia, kaip sako, no big deal. Sudarykim jiems vietos ir gyvenkim, yra svarbesnių klausimų. O štai, kažkas kyla į kovą ir man dažnai atrodo, kad yra politiškai motyvuotos grupės, jau nekalbant apie politinės partijas, kurios savo agendą, savo dienotvarkę primeta bažnyčioms. Ir bažnyčios nesuvokdamos įgyvendina politinės programas, kurios iš vis uždaros šventajai dvasiai. Vat kur problema. Šventoji dvasia nedalyvaus tose politiniuose rinkimuose, jinai nenaudos tų platformų, kad judėtų, veiktų, paliestų širdis ir perkeistų žmonių gyvenimus. Niekuomet. Šventoji dvasia naudoja Evangeliją, tikinčių žmonės, kurie ieško Kristaus ir nori jo malonę, jo gerumu pasidalyti su kitais. Ir va čia per tą, sakykime, atvirą protą, reiškia, kuris, tampa tuo naujų vynmaišių gabių ir prasiplėsti. Ir sutalpinti tai, ko seni vynmaišiai niekaip nesutalpins. Apreiškimo knygos 21 skyriui skamba tokie žodžiai: štai aš visą darau naują. Kas buvo pirmiau praėjo. Ir va tas štai aš visą darau naują, tai be abejo apie anapusybę, jinai bus visai kitokia, negu mes dabar bandom ją įsivaizduoti. Bet ir šiame gyvenime, ir tie dvasios prabudimai, jie vis nauji, jie vis nustebina, jie vis pribloškia. Bet žmonės yra ištroškę šventosios dvasios. Kaip Jėzaus laikai, tie mokesčių rinkėjai ir tie nusidėliai buvo ištroškę Kristaus. Ir jie priėmė jį, ir jie atsivėrė tam naujam dangiškam vynui. O štai fariziejai neatsivėrė, o priešingai jie nukryžiavo Jėzų, jie tapo, didžiausiais priešais. Ir per bažnyčios istoriją mes matom tuos prabudimų priešininkus, kurie priešinasi tam naujai erezijai, sakykime, reformacija kaip nauja erezija, popiežiaus bulė, pasmerkianti Liuterį kaip eretiką, sudeginamos visos jo knygos. Praėjus 500 metų ta pati katalikų bažnyčia sako, ne, Liuteris teisingai suprato išteisinimą. Bet reikėjo 500 metų. Ir čia kur kas, aš sakau, nereikia 500 metų. Užtenka žmogaus gyvenimo, užtenka vienos kartos tų dvasios sezonų, dvasios išliejimo metų yra ne vieneri. Ir uždavinys mums tapti naujais vynmaišiais. Beje, vienas Lukas iš 3 sinoptikų sako, jis prideda tą, kad niekas gėrio senojo nenori jauno, sako senasis geresnis. Čia tik Lukas. Ir vėlgi, ką jis nori tuo pasakyti? Kai kas sako, kaip tik jis sako, tas senasis, jis turi tuos gerus prieskonius. Bet tai, kas pasakyta aukščiau, verčia dviejų tokią interpretaciją, nes tie vynmaišiai, turi prisipildyti jaunų vynų ir jeigu jie yra seni, jie sprogsta.
dabar galim daleisti, kad tas vynas, jisai laikui einant įgyja gilumas. Tai va čia mūsų teologija, einant laikui, mūsų mąstymame turi, jinai ne, jeigu jinai buvo kažkada paviršinė, jinai turi įgyti gylį. Su tuo aš sutinku, su tuo pilnai sutinku. Tai va tokios mintis ir tokie iššūkiai. Ir manęs neseniai paklausė, o kokie, reiškia, kaip dabar, Giedriau, skelbti Kristų? Kokia va šita nauja paradigma? Į ką aš atsakiau, aš nežinau. Ir tik tai turiu tą nuojautą, kad dvasia, jinai gali stebuklingų būdų veikti mūsų dienomis, mūsų toj sugedusioj, nuodėmingoj, iškrypusioj kartoj, jinai gali paliesti tūkstančių žmonių, kurie iš tiesų ieško ir trokšta. Ir todėl mes turime ieškoti, kokie tie vynmaišiai bus, kurios Dievas pripildys jaunu vynu. Ieškokime drauge ir iki kitų susitikimų. Čia gyvenimo pradžia, kai vėl klaupiuos prie tavo kojų, palikusi prekyvietei aistras ir nerimą. Iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį kalbėk, kalbėk. Iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį kalbėk, kalbėk.